Avinams astrologės gali pasakyti tik vieną. Darbas, darbas, darbas. Štai kas jų laukia kitais metais. Ir neplanuokite kelionių. Kitais metais jums verta tapti tikrais namisėtomis. Avinams teks daug stengtis ir dirbti, tačiau jie bus tuo patenkinti. Jei kalbėtume apie avinų sveikatą, galėčiau pasakyti, kad dėl jos nerimauti nereikėtų. Tačiau vienas dalykas svarbus. Dvasinė avinų būklė labai įtakos jų gerą savijautą. Ir kokį galima būtų palinkėti avinams, tai stengtis išlikti ramiems ir gerai nusiteikusiems, kad ir kas benutiktų. Pirma metų pusė ugnies ženklam atkaklaus darbo ir sėkmingo, naudingo darbo metas. Avinam, liūtam, šauliam reikia mąstyti apie karjerą. Jie gali gauti gerus užsakymus, gali gauti naujus veiklos pasiūlymus. Jie gali plėsti savo veiklą, keisti darbovietę, visą tai jiems seksis. Jaučių laukia kūrybingi metai, o pats sėkmingiausias laikas jiems metų pabaigoje. Jei kalbame apie tai, kad ateinančiais metais verta susilaukti vaikų, tai jaučiams patariu, jei dar jų neturite, gimdykite būtent šiais metais. Jūsų vaikai bus nuostabūs. O tie jaučiai, kurie jau turi vaikų, turėtų su jais daugiau praleisti laiko. Kitaip tariant, visą save investuoti į savo vaikus. Na, turtai ir laimė, šeiminė, vaikai, meilė. Tai yra jautis, jaučiam pats laikas įsimylėti, gimdyti vaikus arba pasišvesti kūrybai. Jaučiam, kurių veikla yra kūrybinė, laukia ypatingas pasisekimas kūryboje, jie taps žinomi, jų darbai bus įvertinti, jie bus populiarūs, perkami jų darbai, jeigu tai aktoriai kviečiami filmuotis į spektaklius, vaidinti. Jaučių visapusiškas pasisekimas, jie tarsi zodiako karaliai. Jaučiams galima tik pavydėti, na ir kadangi užkrečiami ne tik blogi dalykai, bet ir geri, daugiau bendraukite su jaučiais. Gimę po dvynių ženklų labiausiai tegu rūpinasi namais, nekilnojamojų turtų, investicijomis ir karjera. Taip jie ir draskysis tarp šių dviejų dalykų. Bet dabar pats laikas dvyniams pagalvoti apie šeimą, apie jos gausinimą. Ateinantis metai tai laikas, kai dvyniai gali pirkti namą, butą, o birželį jie netgi gali gauti netikėtą palikimą. O kaipgi santykiai ir meilė? Dvyniams kovas, balandis, rugsėjis ir spalis – tai labai įtemptas laikas santykiuose. Palmira taip pat priduria, kad dvyniams ateinantys metai nėra palankus, tad turintiems ambicijų ir planų kilti karjeros laiptais, verta palūkėti ir atidėti visą tai geresniems laikams. Meilėje jie turi būti irgi atsargus, nekeisti partnerių, nesirinkti, tai iliuzijų meilėje laikas. Dvyniai dabar itin turi būti atidus, kad neįskaudintų savo mylimų žmonių, artimųjų, vaikų. Jie gali būti neteisūs jų atžvilgiu. Ir iki rudens dvyniai turi stengtis išsaugoti tai, ką jie yra pasiekę, ir jų pagrindinis dėmesys turėtų būti namai, šeima. Iki rudens geras laikas dvyniam tvarkyti namus, remontuoti, galbūt netgi statyti, susitelkti ties šeima, ties namais. Šiemet gerai užsidirbusiems vėžiams astrologė Liuba Kogan patarė ateinančiais metais pailsėti, o turintiems fantazijos ar sugebėjimų galbūt net parašyti ir išleisti knygą. Santykiai su giminaičiais, kaimynais ar bendradarbiais bus dvejopi, todėl vėžiams rekomenduoju būti atsargesniems. Taip pat jie turi būti dėmesingi aplinkiniams ir žinoti ribas. Vėžiai jausis puikiai iki pat rudens, iki pat rugsėjo 9 dienos yra sėkmingas laikas veiklai, kelionė, mokymuisi, jokio apribojimų. Vėliau rudenį prasidės toks metas, kai jums tikti jėgų, kai reikia atsisakyti didelių ambicijų karjeroje ir labiau užsiimti namai šeima. Liūtams reikėtų vengti avantūrų, nerizikuoti. Viską daryti tik labai gerai apgalvojus ir aiškiai žinoti, kokių tikslų jie siekia. Tik tuomet, kai gerai žino savo tikslą, liūtai sugebės sulaukti sėkmės, pelno
ar sukurti verslą. Liūtai patys ateinančiais metais kur savo ateitį, kalbu apie materialinę gerovę. Jei apskritai kalbėtume apie sėkmingiausius, geriausiai uždirbsiančius, pasieksiančius materialinės gerovės ateinančiais metais, tai būtų liūtai, dvyniai ir vandeniai. Jiems daug galimybių pagerinti savo gyvenimą, tačiau tik iki rudens. O štai rudenį viskas keičiasi. Liūtams rudenį geriau pagalvoti apie mokslus ar keliones. Tai gali būti ne tik kelionės į kitą šalį, bet ir dvasiniai ieškojimai. O štai gimusių po mergelės ženklo ateinančiais metais laukia daug malonių netikėtumų. Jiems tai ypatingai sėkmingi metai. Tokie būna tik kartą per 12 metų. Tad mergelės turėtų nesnausti ir gerai jas išnaudoti. Mergelėms labai kūrybingi metai. Jos spręs svarbias užduotis, priims svarbius sprendimus ir būtent metų pradžioje mergelės gali užduoti savo klausimą, ką gero jos gali padaryti pačios savo ateinančiais metais. Taigi jau nuo naujų metų mergelės perkratys savo mintis ir savo spintas ir pradės ruošti susitikimui galbūt su nauja meile, o gal apskritai pasinaudos atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Ir karjera mergelėms taip pat puikiai klostysis. Palmira priduria, kad kitais metais mergelės ne tik galės džiaugtis sėkme, bet ir kaip magnetas trauks puikius žmonės. Ypatinga sėkmė lydės ir mergelės. Jie tarsi zodiako viršininkai, valdovai bus. Nuo jų valios viskas priklausys, tai zodiako lyderiai. Ir jiems seksis visose srityse, ir karjeroje, ir asmeniniuose santykiuose. Jie kaip magnetas trauks puikius žmonės ir jie tiesiog seksis. Svarstyklėms Liuba žada paslaptingus metus. Tiesa, kupinus neįtin malonių netikėtumų. Tačiau joms patariama kurti arba padidinti šeimą. Laikas sukurti giminės medį, prisiminti mirusius artimuosius ir surasti jiems vietą savo širdyje. Svarstyklių laukia aktyvūs metai. Dar galiu pridurti, kad svarstyklių gyvenime atsiras naujas partneris. Ne versle, bet asmeninėme gyvenime. Tas naujas partneris gali atsirasti metų pradžioje. O tie, kurie jau turi savo gyvenimo draugą, pasirinkite pokyčiams, nes jūsų santykiai taip pat gali keistis. Tačiau tai tik į gerą. O Palmira svarstyklių ženklo atstovus ateinančiais metais tiesiai vadina tikrais nelaimėliais. Sunkiausias laikotarpis svarstyklėms tęsis iki pat gegužės 31 dienos. Rinktis partnerį, tuoktis svarstyklėm bent jau iki birželio mėnesio nereikėtų. Gerasis laikas svarstyklėm jau prasidės rudenį, kai Jupiteris eis į jų ženklą, jie atgaus jėgas ir štai tada prasidės jų didžioji sėkmė. Kitaip kalbant, iki gimtadienio liekame ramus, taikus, nieko nekeičiame, ilsimės, taupom jėgas ir saugome sveikatą, nes dabar tai yra energijos praradimo laikas ir jeigu mes pernelyg daug dirbame, ar linksminamės, ar liūdime, ar su kažkuo kovojame, mes prarandam energiją, ir prasideda ligos ir visos kitos problemos nelaimės. Skorpionams Liuba patarė rimtai pasvajoti paskutinėmis šių metų dienomis, nes ateinančiais metais pildysis tai, apie ką jie svajoja šiemet. Viskas, apie ką skorpionai svajoja šiais metais, gali išsipildyti ateinančiais, tai ta žodžio prasme. Skorpionai bus savo gyvenimo architektai. Skorpionams gali pasirodyti, kad nepakaks jėgų, kad visos jų svajonės išsipildytų. Taip, tai tiesa. Savo energiją reikia tausoti, rūpinti savimi ir protingai investuoti. Jiems gali kilti problemų su sveikata artėjant rudenį, todėl skorpionams rekomenduojama teisingai gyventi, rūpinti savimi ir jokių ekstremalių išbandymų. O Palmira perspėja skorpionus būti atsargiais, ypač rudenį. Tik tuomet jie galės išvengti rimtų bėdų. Pirmoje vietoje, kieno laukia išbandymai, bus skorpionai. Nuo gegužės 21 dienos juodasis mėnulis, kuris siejamas su blogąja karma, blogos karmos atidirbinėjimu, karminių skolų grąžinimais, su demonais įeis į skorpiono ženklą. Ir šio ženklo atstovam teks susidurti su vairiais išbandymais,
galbūt savo vardo diskreditacija arba liga. Todėl jie turi suspėti iki gegužės galo, atlikti svarbiausius metų darbus, grąžinti skolas. Nu, po to vienintelė pagalba bus ta, kad jie stengsis padėti kitiem. Kitaip savęs apsaugoti, ne kaip padedant kitiem, jau bus kaip ir neįmanoma. Geri pokyčiai laukia ir šaulių, ypač tų, kurie bus susikaupę ir nesiblaškys siekdami savo tikslo. Šauliams prasideda labai svarbus periodas. Jie gali pakeisti save, suformuoti naują asmenybę. Svarbiausia tvarka, disciplina, hierarchija ir nustatytos taisyklės. Kad gerai jaustumėtės, reikia disciplinos. Jei sportuojate, darykite tai kasdien. Jei bėgiojate parke, tai darykite taip pat kasdien. Viskas turi būti nustatyta labai griežtai. Tai svarbu. Šaulių ateinančiais metais laukia kilimas karjeros laiptais. Todėl ir sakau, kad jiems verta susimastyti apie tvarką ir discipliną savo gyvenime. Tai tikrai labai svarbu. Mat tuomet juos lydės sėkmė. Palmira šauliams dar patarė iki rugsėjo mėnesio neplanuoti jokių atostogų ir jokių malonumų. Turi susitelkti į didžiuosius gyvenimo tikslus, galvoti apie karjerą, apie kilimą karjeros laiptais. Jupiteris jų šeimininkas, būdamas mergelėje, jiem tikrai padės. Ir darbas su užsieniečiais, ar emigracija, ar darbas užsienio firmose, šiuo metu jiems bus palankus. Na, o metų pabaiga leis atsipūsti, atsipalaiduoti. Gerų pokyčių turėtų sulaukti ir ožiaragiai. Jiems visai nereikia to baimintis. Jie vieni iš nedaugelio laimingųjų ugninės beždžionės metais. Tad ožiaragiams taip pat vertėtų nepražiopsoti savų progų. Ateinančiais metais ožiaragiai susiras daug naujų pažįstamų, daug keliaus, ypač po užsienio šalis. Ožiaragiams atsiveria daug galimybių kitose šalyse susijusių su karjera. Kalbu ne apie artimąjį užsienį, apie kur kas tolimesnius kraštus. Taip, kad ožiaragiai, pabrėžiu, tikrai daug keliaus. Su ožiaragiam atsiveria platus horizontai, naujos galimybės. Beje, ožiaragiai bus tiesioginė ir perkeltinė prasme linkę keisti darbo vietą, galbūt net gyvenamą vietą, keliauti, galbūt kažkas ryšys emigracijai ar ilgalaikiam darbui užsienyje. Ir tai bus teisingas sprendimas. Dabar svarbu ožiaragiam neužsisėdėti namuose, priimti naujus pasiūlymus, judėti, kažką iš esmės keisti savo gyvenime, nebijoti išbandyti naujų tolių, naujų galimybių. Jiems tai seksis. Aplinkiniai jį žavėsis, jie bus autoritetais, juos gerbs. Šiais metais daug išgyvenimų patyrusių vandenių laukia atpildas. Jie galės šiek tiek atsipalaiduoti ir atsipūsti. Tiesa, tik iki rudens. Ateinantys metai jiems bus palankus, pagerės jų materialinė padėtis. Vandeniams verta pradėti savo verslą, jei dar to nepadarė. Įgyvendinti naujas savo idėjas. Vienintelis įspėjimas vandeniams – atkreipti dėmesį į tuos užtemimus, apie kuriuos kalbėjome – pavasarį ir rudenį. Tuomet jiems reikia būti atidiems ir atsargiems, kitaip jie gali nukentėti. Meilė ir santykiai – svarbiausia vandeniams – laisvė ir nepriklausomybė. Tai vieninteliai dalykai, ko vandeniai prašo iš savo partnerių. Ateinančiais metais vandeniai gali ir išsiskirti, tačiau jeigu tai įvyks, tai įvyks metų pradžioje. Tuo tarpu Palmira vandeniams nepatarė pernelyg džiaugtis atokvėpiu. Norintiems išvengti nesėkmių, ji patarė neužsidaryti, daugiau bendrauti su aplinkiniais ir prireikus nebijoti paprašyti pagalbos. Jų irgi laukia nemenki išbandymai, įvairūs likimo smūgiai ir vaizdžiai kalbant, dabar derėtų vandeniam įsigyti gerą draudimą, nes jų laukia ne patys geriausi dalykai, ne pačios geriausios staigmenos ir permainos. Vėlgi, kuo mažiau darbų, kuo mažiau permainų, stengti susitaikyti su tuo, kas siunčia dievulis, žinoti, kad nieko šiaip sau nėra, kita vertus, kad niekas amžinai netrunka. Tai išbandymų periodas ir užduoti šitų išbandymų, kad įsivalytume, kad atsivertų galbūt mūsų užslėpti rezervai, kurių mes nepažįstame
Ir žinoti, kad nieko šiaip sau nebūna. Jeigu mane už kažką skriaudžia gyvenimas, aš kažką prarandu, kažko netenku, reiškia taip reikia. Galbūt aš buvau per mažai dosnus, per mažai kažkam paaukojau, kažko per mažai rūpinausi. Dabar štai aš turiu pats problemų. O štai žuvų ženklo atstovams patariama dėl nieko nesirūpinti. Mat jų lauks nesudėtingi, galima sakyti net nerūpestingi metai. Kas tikrai sutiks ryškų ir ypatingą partnerį kitais metais, tai žuvis. Ypač verta tai išgirsti toms žuvims, kurios dar neturi gyvenimo draugo. Šie metai ko gero vieni palankiausių jį susirasti. Žuvims palanku tuoktis, kurti šeimą arba naujus santykius. O jei kalbėtume apie karjerą, žuvims neverta per daug sukti dėl jos galvos. Ir labai daug skirti tam jėgų. Jei žuvis nukreips dėmesį tik į karjerą, joms vargu ar tai pasiseks. Žuvims seksis vis dėlto kuo puikiausiai, bent jau pavasaris bus puikus, nors kovo 9 dieną ir bus užteimas jų ženklė, bet tai filosofų ženklas, religingų, išmintingų žmonių ženklas ir manau, kad šitas užteimimas didelių problemų jiems nesukels. Ir būtų galima nebent žuvim patarti, rugsėjo mėnesiui nieko svarbaus neplanuoti, šis mėnuo jau žada kažkokių rimtesnių išbandymų.